Tai sveiki visi, su jumis ir vėl žvejybos kanalas ir randamės ir vėl Nemune. Bandžiau marias, labai kandžiojasi, tai atvažiavom vėl į Nemuną. Tai rytas, kompanijų Adomas ruošiasi irgi po truputį, labą. Tai va, tai susikrovėm daiktus, susimaišėm jauką, kaip ir viską susitvarkėm. Kiek čia dabar turim tų valandų? Beveik 6:30, tai pradėsim jaukintis. Nu ir pabandysim kažką pagauti iš Nemuno. Tikiuosi pagausim vieną kitą karšį ir bus viskas labai gerai. Tai leikiam jaukinti vietos ir pradedam žvejoti. Daug sliekų. Taip, viskas čia kaip ir gerai, kaip ir neblogai. Kažkokios informacijos, nu kaip ir turim, ne? Kaip ir yra. Kaip ir kažko yra. O kaip bus? Tai bus matyt. Nepatikrinsim, nesužinosim. Žmonių yra. O kaip bus matyt. Nu ką, Tomas pirmą šėryklą. Irgi pirmą šėryklą. Nu ir sportuosim dabar. Sliekelis pakarpytas su kasteriuku. Kabliuką vieną bandom pradžiant startą. Neturiu prisirišęs pavadėlių, tai nieko. Su kabliu jau? Aha. Nu, aš ir tokį masalą. Kažkas bakšta. Jaukas. Nu ir ką bandom. Pirma žuvytė, nedidelis. Nu, nedidelis, bet susigundė. Nu, jėga. Susigundė. Sugundė sliekeliu. Nu, nedidelis, bet pradžia yra.
Domas turi gražą žuvį. Jau traukia iš čia kokias, nežinau, 4 minutės. Gal už nepilnų 20 metrų įsitraukia, ta prasme. Čia turėtų būti geras, sukibimas, tai vau. Nepasiduoda nieko. Klop. Ten klop. Ne, nepasiduoda. Ai. Labai gražus. Labai gražus. Labai stiprus, žinok. Labai stiprus. Truputį gal svoro. O, čia belieka gera. Rimtas, šitas rimtas. O, jau tokį senai kabliukas nutrūko, bet nesvarbu. Toksai, va tai. Nu jau, tai labai gražus. Nu čia ne 300–400. Ne, aš dabar ką tik daug. Jau koks peiktas. Tą skaičiuojam. Nu jau po truputį pradėsim vytis domą. Ne, tik įmeti. Geras. Matau, kad nebloga. O čia šiandien, man atrodo, bus smagu. Dar galvojau rytą, nes ir jūrų ten negali tai krist. Aš ir galvoju, kad įmečiau iškart pradėjo. Na ja. Rytas tai net nepasukau, visą laiką naudojau. Pažiūrėk, kiek snarglių. Pasikūrė. Jo. Smagu. Domas traukia, o irgi. Geras? Jeigu iš karto užkimba mažesnė. Bet jeigu išlauki didesnį. Jo, jeigu ilgesnė pauzė, tai arba jie dingo, arba geras. Šakia tiesiog pasaka. Ką? Man buvo jo. Tai ko kimba? Matyliu. Aš dar du tikus dėsiu. Neturit matyliaus? Ateikit, duosiu. Nepasiruošęs. Kaip čia taip? Čia niekas ant matylių negauja, kaip žinau. Tai kad eina paskui vienas kitą. Ačiū. Prašau, kad tik mačiut.
A, jogi, tu žuvį traukti. Ten jūs sužinokit, meškerė dainavo, tai Jo. O, matai, tai būna tik nuoj. kaži ir beliko ten jį. Tai gal liktų. Va, toks kokštas dabar. Davėm kaimynui matilius, nieko nepagauna. Gal padės. Nu, nu super tiesiog. Skanus jaukas, skanaus. Ant sliekelio, matai? Tai matilius, tai sliekas. Snargliukų kiek. Tai reikia tokio mažesnio slieko. Didelio stauro labai nenori. Taip. Taip. O, toks maslas. Į šėryklą pastoji. Va, matosi karpytas kasteris ir slieka. Ir viskas čia gerai. Svarbiausia kimba. Čia vienu momentu buvo užėję labai smagiai čia mums kokį pusvalandį. Dabar buvo truputėlį tokia pauzelė. Bet va vėl dabar domas, aš, vieną kitą vėl. Sugaunam. Galvom, gal reikia padaryti užšėrimą. Kokias vėl 5 taip greit ding, 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 ding. Bet vis tiek dar atsiliepia dabar irgi žuvyti. Tai nežinau, važiuojam toliau. Nu, toks nervis labai didžiulis. Nu, smagiai čia šiandien tai šagė.
Va, lieka masaliukas. ant pavadžio. Antrą kartą bus naudojamas. Nu, toks. Pasak. Oi, blemba, smagiai, tikrai smagiai. Žuvytė kimba. Po marių biškį atsigau dabar, tai tiesiog labai gerai. Nesakau, buvo mariuose, tai kandžiojasi labai, nesiseka baisiai, buvau, nežinau, kokius 6-7 kartus. Tai sakom, važiuojam į Nemuną, tai atvažiavom, tai dabar vėl kirminą nuėmėm tikrai. Dabar taip bus. Gerai, gal biškai banguoja. Banguoja. Va tiek, va trūko, kad Jo, čia su tuo kateriu tai visada tai būna. Nu ką dabar galima pasėdėti savo ramiai. Ai. Nemėgstamiausias dalykas mano Nemune, kai praplaukė šitą raketą. Toks nemažas tikrai. Vėl žuvytė lupa, o man kažkaip nurimo taškas po to katerio. Todėl aš jo ir nemėgstu. Ir dasišėrimą padariau. Ir vis tiek kažkaip ne. Nežinau. Neblogas? Čiurna koš. Oi, dar žolės įlindo. koksai piktasis. Nu. Nu va toksai. Pasaka. Ane? Domai. Senai taip. Įdė. Koks piktas, pažiūrėk. Nemininis? Toks aršus atrodė, blėt, vos pakeliu nuo dugno. Nu, mažyliai dabar. Mažyliai labai pikti. Pirmas tai didžiulis buvo pas mane. Antras irgi. Svėrė. Ne, neturiu kom pasverti. 3. Nu, 2,5 tai ten nieko. Vakar draugelis, gali gražių pagavę. Nu tokie. Tokie, jo. Sportiniai. Sportinė, jo. Parodyk kabliuką, kokį naudojate, nepaslaptis. Didelis kabliukas. Ką? Didelis kabliukas. 18. Kas 18? Pavadėlis 18. Ai, nu. Rodyk, Nu, dabar jo. kitokį susidėjau. Ne, nu tai va, tai jūs čia vadina didelis. Didesnis. Didelis čia. Ne didelis? Šiaip tai didesnis biškai. Tai ką, nežinau, jaučiu kraunamės daiktus ir lėksim namo, nes atsižvejojom, tai tikrai labai super. Sakyčiau, senai ir buvo tokia žvejyba. Žuvies pagavom tikrai nemažai. Tai tikrai labai ir patiko. Tai net nežinau žodžių. Išlindo saulė, kai iš ryto buvo apsiniaukę vėsų, buvo labai gera, dabar išlindo saulė, kepina. Tai kažkaip nežinau, karšta labai pasidarė.
Tai turbūt, sakau, važiuosim namo, nes ir taip jau ir valandų tų visai nemažai. Tai nežinau, tai tiek, tai parodysim, pasižiūrėsim žuvytę, ką mes čia pagavom. Aišku, žuvytę paleisim. Ir ką, ir bus, manau, šiandienai viskas. Tai atstumas, sakyčiau, artimas, 26 metrai plius minus. Visą dieną realiai iš šėryklą kasteris su karpitu slieku. Ant kablelio tai kas, tai sliekelis, tai matiliukas. Visą laiką realiai dirba. Net nekimba ant slieko, dedi matilių, kimba ant matilius. Ir taip visą laiką sukasi ratu. Tai va, tai sakyčiau, sakau, žuklė pavyko, tai manau svarbiausia. Marios kandosi, kandžiojasi, tai atsigrebėm Nemune. Tai va, lėkim pasižiūrėti, ką pagavom ir bus šiandienai viskas. Guma. Tai labai graži. Nu ką, sakyčiau, tikrai labai gerai. Žvejyba tiesiog skaityta, nu, saugia. Super. Tai va, šaika, buvo tokia žvejyba, sakyčiau, va, 2 pirštai į viršų. Tikrai labai gerai pasisekė. Ir esu tikrai žiauriai patenkintas. Tikrai super žvejybėlė. Linksmai praleistas laikas. Taip kad, kaip ir sakau, bandėm tas Kauno marias, bet kaip jos man kanda, niekaip labai man ten nesigauna. Tai atvažiavom į Nemuną. Ir tikrai mūsų Nemunas nenuvylė. Tai va, kol žuvytė kimba, šaika, važiuokit ir gaudykit. Va, to su jumis buvo žvejybos kanalas, taip truputėlį buvau dingęs iš eterio, čia kokį mėnesį gal nekėlėm epizodo, bet tikrai žvejybų buvo. Tikrai žvejoti bandžiau, bet į video nei vienas taip ir neišėjo. Tai va, tai didelis ačiū jum. Kaip visada būtinai spaudžiam patinkant šitą video, parašom kokį komentarą, pasidalinam video su draugais ir aš jums sakau iki greito ir kitą kartą susitiksime vėl kur. Aišku, kad prie vandens viską, šaika. Ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo žvejybos kanalas. Ir iki. Ate. Dabar nemėgstamiausia dalis tai yra susikraut daiktai. Ate.